Treneri, išleisdamas tokią sudėtį aikštelėje, turėjote savų uždavinių ir ar rungtynėse su Kinijos ekipa jie pavyko įgyvendinti? Žinant, kad Kinija pasaulio čempionate labai gerai pasirodė, tai žaidžiant su ne pirmo plano žaidėjomis, tai rezultatas yra labai geras. Šiaip esu patenkintas, aišku, visą laiką atsiranda tam tikrų, kur aš noriu, kad mes būtume geresni tam tikrose vietose, bet manau, nemažai dalykų išpildėme ir svarbiausia, ta energija buvo teigiama ir iki pat galo varžybų mes kovėmės kaip lygiai su lygiais. Kinijos komanda yra dar vieno kalibro ekipa, kuri leidžia pasižiūrėti, kur reikėtų patobulėti rinktiniai ir ką po tokių rungtynių galima pasakyti, kur dar reikėtų taisyti rinktinę žaidimą. Manau, šiek tiek komandinėse susikalbėjimuose, nes jos keitė gynybos sistemas, mes per ilgai prisitaikėm prie jų. Norėtųsi, kad kuo greičiau mes įvertintume situacijas ir jas atpažintume ir jau jas vykdytume, nes čempionatas tikrai nebetoli. Prieš rungtynes čia su Kinijos komanda minėjote, jog rytoj rungtyniausi visos pagrindinės krepšininkės. Ar rytoj sieksite parodyti savo tikrąjį veidą? Nesakau, kad tai bus pagrindinės, bet irgi turėsim tam tikrus tikslus, kuriuos turėsim išpildyti per paskutinės varžybas. Nesakau, kad man svarbi ta pergalė, man svarbu geras žaidimas, o su geru žaidimu visą laiką ateina pergalės. Marina, patirtas pralaimėjimas, tačiau šiandieną rungtyniavo ne visos krepšininkės. Kaip pati vertini rungtynes? Manau, pamatėm, kad trūksta. Rezultatas nėra svarbus, manau, pasiruošimo etape, nes vis tiek mes ruošiamės Europos čempionatui ir žaidėm su tikrai stipria komanda. Kinės jos vienos geriausia Azijoje ir mums buvo svarbu tos smulkios detalės, kurias nepadarėm ar padarėm ir turėsim rytoj video ir galėsim labiau nuspręsti, ką gerai padarėm, ko ne. Ketvirtasis kėlinys prasidėjo Kinijų spurtų 11-0, po to pavyko jums pačioms atsakyti lygiai tokiu pat spurtu. Ar galima pasakyti, kad tai iš dalies tas tikrasis Lietuvos rinktinės veidas, kuomet taip sekėsi? Manau, iš tikrųjų, jeigu mes žaidžiam komandiškai, kamuolys juda, tai visada bus tokie spurtai ir manau, ne tik spurtai, o visų varžybų eigoje mes žaisim taip. Mums dar trūksta to susižaidimo, bet tai čempionatas už savaitės, tai turim tą savaitę, kurios mums taip trūksta. Na, kaip ir pati minėjai, trūksta susižaidimo. Kokie dar kiti aspektai, kuriuos reikėtų pagerinti prieš Europos čempionatą? Net nežinau. Iš tikrųjų, tai susižaidimas, jau gynyboje mes visos judam jau geriau. Trūksta to atkovotų kamuolių, neatsitveriam. Bet čia tokios smulkmenos, kurias tikrai mes galim pagerinti, nėra taip, kad čia reikėtų talento ar dar kažko. Čia tiesiog reikia juodo darbo ir manau viskas bus gerai. Rytoj palydėtuvės į Europos čempionatą, ar norėtųsi tas palydėtuvės pažymėti pergalę? Tai žinoma, norėtųsi Kėdainiam padovanoti pergalę ir išvažiuoti su geresnėm nuotaikom nei su pralošimu. Vis tiek, manau, būtų geras pospiris ir gera pradžia Europos čempionatui. Motyvacinių jėgų pridėtų ir daugybės sirgalių čia Kėdainiuose. Tai prašau, ateikit palaikyti mūsų į Kėdainius rytoj 16 valandą Kėdainių arenai. Ačiū.